nuo akmens amžiaus iki dabarties. Tokį laikotarpį apima 6 klasės istorijos programa. Išmokti ir įsiminti daugybę faktų jauniesiems istorikams nėra taip paprasta. Siekdama palengvinti mokymosi procesą, leidykla Šviesa parengė serijos Atrask mokymosi komplektą. Jo autorių tikslas yra paskatinti mokinius domėtis istoriją ne tik pamokose, bet ir savarankiškai. Istorijos veikalų, knygų niekas neberašo labai sudėtingu akademiniu stiliumi. Tokiu būdu ir šitas vadovėlis stengtasi parašyti lengvai, suprantamai, aiškiai ir paprastai, kad vaikui būtų įdomu, kad jisai užsikabintų. Man labiausiai patinka, kai reikia pačiam susirasti medžiagą ir papasakoti apie temą. Labai svarbu, kaip yra mokomasi. Tam tikrą medžiagos kiekį mokinys gali išmokti 2 būdais. Arba skaitydamas iš vadovėlio, arba praktiškai išbandydamas. Mes renkamės antrą kelią, kad jis kuo daugiau praktiškai veiktų pats ir tokiu būdu jisai daug giliau ir geriau išmoksta. Dabar pakviesiu Justę ir Pauliną pristatyti pateiktis apie indėnus. Atrask mokymosi komplektas parengtas taip, kad vaikai ne tik mokytųsi istorijos, bet ir įgytų papildomų kompetencijų. Jos moksleiviams bus naudingos ir kitose pamokose, ir už mokyklos ribų. Pamoką pradedame nuo probleminio klausimo. Klausimas yra svarbus tuo, kad mes prisimename, ką nagrinėjome praeitose temose ir taip pat, ką vaikai žino, kokie vaikai jau turi patirtį vienu ar kitų klausimų. Ar visiems amerikiečiams buvo užtikrintos svarbiausios žmogaus ir piliečio teisės? Internete pasidomėjau, kad pradžioje Jungtinėse Amerikos valstijose teisės nebuvo suteikiamos juodaodžiams. Atrask serijos mokymo komplektą 6 klasėms sudaro vadovėlis, jaunojo istoriko užrašai, interaktyvi mokytojo knyga. Mokytojo knygoje yra pateikiami rekomenduojami pamokų vedimo scenarijai, patarimai, darbo metodai, užduočių atsakymai bei nuorodos į papildomus teksto ir vaizdo šaltinius. Komplektą papildo skaitmeniniai ištekliai mokymosi aplinkoje e-šviesa. Pagrindinis šio komplekto išskirtinumas – dėmesys informacijos pateikimui ir vaikų motyvavimui mokytis. Šitas pratybos yra smagesnės nei kitos, nes čia yra smagus paveiksliukai ir įdomus užduotis. Jeigu mokinys sudomino istoriją, be abejo ir visose kitose klasėse stengsis gilintis ir nepames jo. Tai yra labai svarbu ir mes darėme viską, kad tie mokiniai taptų istorijos tikrais fanais. Mokytųsi ne vien tik tai dėl pažymio, bet dėl savo pažinimo. Pamokos pabaigoje mes įsivertinome savo žinias, kaip mes supratome šią temą. Nors vadovėlio autoriai akcentuoja, kad ne pažymiai svarbiausia, vaikai stengiasi mokytis ir pamokų metu būti aktyvūs, kad jaunojo istoriko užrašus puoštų kuo aukštesni įvertinimai.